SOS gerbėjai, šiandien parodysiu pamokėlę, kaip ant PHP įsidėti savo norimą dizainą, taip šiek tiek jį pasiredaguoti ir taip toliau. Visų pirma, mums reikės tokį dizainą, kai mes norėsime. Einame į PHP. Galim ir kitokį, ten jisai yra tų, tarkim, style kažkoks, va, čia PHP styles. Čia irgi yra biškį dizainą, bet ne tiek daug. Nu, skaitykime. Kokį čia mes pasimsime dizainą. Nuskaitykim šitą eleganciją. Man tas visai gražus. Ir man matote, atkreipkite dėmesį į versiją, nes jūs galite versiją tam turėti netgi, aš nežinau, kai jūs naudojate, čia pamoka bus PHP 3. Bet manau, PHP 2 turėtų būti kažkas panašaus, nors PHP 2 nenaudoju. Einame į styles, dadiname į FTP. Einame public, einame į styles. Ir čia įdėkime savo grinai tą folderį, ne rarą, bet folderį. Jis turėtų būti art elegancija. Ir štai visą tą dedame čia. Išjungime šitos šūdus nereikalingus. Palaukim, kol skels, turi būti 0. Arba šis nereikalingas. Palaukim. Nu va, skėlę padarėme dar kaip ir refreshą. Spaudžiame įdėkti arba install, jeigu pas jums nėra lietuvybės. Tada padaryti tą galite, kad būtų iš karto tas dizainas visiems ir kad aktyvas, kad galėtų kiti pasikeisti savo profilį. Nu, aš darysiu, kad ir standartinis jis man būtų. Visi dabar yra, galime netgi peržiūrėti. Nu, peržiūrime. Dizainas. Dabar šiek tiek parodysiu pamokėlį štai tokias bus. Kaip, tarkime, pasidaryti, pridėti čia, tarkime, naują pasirinkimą, tarkime, kitą nuorodą. Galime į savo tą dizainą, tai yra Art Elegancy, Templates ir Overall Header. Čia atsidarę, tarkim, įrašykime štai tokią eilutę, fuck you. Ir turėtum pamatyti štai tokią. Mes galime kaip ir jį nusikopijuoti. Tam nusikopijuojame, tada į naują eilutę. Galime išlyginti, kaip jūs norite. Čia nėra labai didelis skirtumas. Čia įrašykime savo tuo, kaip skaityti, tarkime, pavadinimą, kas bus nurodoma. Tai tarkime, nauja nuoroda. Ir dabar čia savo titulą. Čia, kaip pasakyti, kai užves ant šito nuorodą, ten išmėtai kaip lent tokia. Nežinau, kas tenais yra, tarkime, toj nuorodai, tai rašykime, kas čia yra. Tarkime, sos.lt. Ir dabar čia grinai tą nuorodą, kad nukeltų. Tai yra, aš matau TTP ir tarkime, sos.lt. Įsaugome Ctrl+C, išjungiame, čia jas paspaudžiame, turėtume atsirasti mūsų nuorodą. Ne, tada einame į savo administracijos valdymo pultą. Nes taip pabūna, neatsinaujina. Tai dabar atrodė Art Elegancija. Einam šablonai. Tada atrodė ir šitas. Paveikslėlio turėtų nereikėti. Kur ten nublin, nėra kažkodėl man jos. Reikia pažiūrėti tiksliau. Ar jis čia prisidėjo? Prisidėjo. Jo, fuck you, yra čia bent. Čia net to fuck you nėra. Apšik man. Tada darykime, matote, kad net nėra to fuck you tam dizaine, net čia net jau net nerodo. Tada einame ieškoti, tarkime, ieškoti, tai būtų, galim nuskopijuoti jau. Search. Į viršų. Čia yra. Čia jau turėtų dabar būti. Saugome vėl. Čia jas. Einame
į administratorius vėl valdymą žiūrėti. Gali netgi būti tokia problema, kad jį reikia net iš tą natas išjungti ir tada daryti, kaip pasakyti, tą kaip tą, nu ir tos atnaujinti tos visokius kešus, ten dizainai ir taip toliau. Net atnaujinti paveikslėlius, nes matot, net nežinau, pažiūrėkime kešas tvarkingas. Dabar galime peržiūrėti. Nu va, nauja nuoroda atsirado. Taipogi dabar parodysiu dabar, ką jums čia parodyti. Tarkime, kaip pasikeisti savo tam tinklapyje logotipą. Galite keisti per administracijos valdymo pultą ir per FTP, bet į FTP vis tiek turėsite įkelti savo logotipą. Tai tarkim, einam Image Reset, galim netgi yra taip. Spaudžiame dešinės pelės klavišą ir spaudžiame rodyti paveikslėlį. Pasižiūrime, kuris yra. Tai va, einame čia į savo, einame žinau ir surandame logo. Nu ir va, susukuriame savo naują logotipą, įkeliame čia logo.png, .png ir jis turėtų pasikeisti. Ir jis pasikeitęs ir turėtų viskas veikti. Ką, pamoka kūrė Vitiokas, pamoka priklauso www.cvs.lt. Jeigu turite klausimų kuriant tinklapį, užeikite pas mus, tikrai galėsime padėti jums įvairiais klausimais su įvairiomis TVS-ais. Taigi, viso gero.